Labas, aš esu Indrė Kregždis, balansuotos mitybos konsultantė pagal specialybę kineziterapeutė ir galiu padėti jums pakeisti mitybos įpročius ir ne tik. Dažniausias klausimas yra tas, kas yra 10 dienų lieknėjimo maratonas. Tai aš pabandysiu labai greitai į tą klausimą ir atsakyti. Pirmiausia, mes pasikalbame, kokie yra tikslai, kokie lūkesčiai, kiek norėtumėte svorio mesti, galbūt priaugti, o galbūt tiesiog tik tai pakoreguoti savo mitybą, kad būtų geresnė savybė. Na ir jau gyvenate Vilniuje, mes būtinai atliekame kūno sudėties analizę kas 10 dienų, kurios metu jūs sužinosite 9 savo kūno parametrus. Pavyzdžiui, kiek yra vidinių riebalų, kiek bendrų riebalų, koks medžiagų apykaitos lygis, koks metabolinis amžius, kiek vandens organizme ir taip toliau. Ir tai kaip ir atspirties taškas, nuo kurio mes startuojame ir stebime šitos rodiklius. Na, o dabar labai greitai apie patį 10 dienų lieknėjimo maratoną. 10 dienų jūs fiksuosite, ką valgote, su specialia programėle, labai paprastai fotografuodami ir vakare atsiųsite man, kad aš galėčiau įvertinti jūsų dienos mitybą. Kas gerai, kas blogai, ko per mažai, ko per daug, labai viskas paprastai, mes vakare aptarsime, pasitarsime, ar užtenka energijos, ar užtenka sotumo ir vertinsime tokiu būdu jūsų dieną. 10 dienų jūs fiksuosite rytais savo svorį ir žiūrėsime, koks pokytis, ar ne, koks buvo svoris vakar, koks pokytis keletos dienų ir koks pokytis po 10 dienų. Taip pat 10 dienų jūs vertinsite vakarykštę dieną. Reikės uždėti varneles, ar buvo pakankamai miegota, ar buvo subalansuoti pusryčiai, ar buvo subalansuota vakarienė, ar nebuvo kažkokių žalingų įpročių ir, pavyzdžiui, pakankamai buvo išgerta vandens. 10 dienų maratonas vyksta komandomis, 8 žmonių komandos dalyvauja, gal net truputėlį ir konkuruoja, vienas kitą palaiko ir taip kartu bendrai mes visi siekiame norimo tikslo. Na ir vienintelė dalyvavimo sąlyga yra ta, kad reikia įsigyti subalansuotus Herbalife produktus iš manęs, kuriuos įtrauksite į savo mitybos racioną. Pasirinkti vieną iš svorio mažinimo programų, savo tinkamiausią, mes tai aptarsime ir startuoti. Ir žinokit, tikrai viskas yra paprasta, gali būti nelengva, bet žinokit, tikrai paprasta. O nelengva tik dėl to, kad nei vienam nėra lengva imti ir pradėti keisti įpročius, ar ne, kurie yra įsisenėję. Tai aš labai linkiu sėkmės, aš visada būsiu šalia, jūs lydėsiu ir mes tikrai pasieksime norimą rezultatą, jeigu jūs laikysitės mano rekomenduojamo mitybos plano ir klausysite mano patarimo. Žinoma, bus ir vaizdinė medžiaga, kurią galėsite peržiūrėti, ir receptų grupė, ir aktyvumai tam tikromis dienomis. Tai linkiu sėkmės ir iki.